Tęsime pamoką ir dabar atliksim 6 pratimą. Objektų piešimui naudojam shape įrankius. Spaudžiam insert, shape ir čia mes matom įvairius įrankius piešimų. Tai ir ovalas, ir veidas, ir kiti objektai. Yra taip pat ir komentavimo objektai, diplomų, galim sakyti, kažkokių tai, ir rodiklės. Tai šioje pamokoje mes išmoksim juos nupiešti, modifikuoti, koreguoti, spalvas keisti ir įterpti tekstą. Bei išmoksime sugrupuoti tos objektus. Na, tarkim, pasiėmėm ovalą, atleidom. Dabar prieinam prie tos vietos, kur norim pradėti piešti objektą, paspaudžiam su kairiu klavišu ir neatleidžiant traukiam tiek, kiek mums reikia. Norint objektą perkelti, vėlgi prieinam prie objektų, taip, kad atsirastų keturgubai rodiklė ir paspaudžiam kairį klavišą ir perkeliam reikalingą vietą. Norint didinti arba mažinti objekto aukštį arba plotį, galim prieiti prie kvadrato kraštinio ties linija ir didinti arba mažinti aukštį prie apatinio. Norint didinti ir aukštį ir plotį, prieinam prie apskritimo ir didinam taip, kaip mums reikia. Objekto stilių galim pakeisti standartiniais būdais arba keisti per shape outline, keisti linijos spalvą, keisti linijos story, keisti linijos tipą ir kiti efektai. Galim shape efektą, uždėti šešėlį kažkokį. Dabar įterpsim dar keletą objektų, insert shape, pasirinkam šitą objektą. Jei atsiranda kažkoks spalvotas rombas, reiškia galima jį patraukti ir pakeisti stilių. Galim grąžinti atgal. Taip. Piešiam dar keletą objektų. Keičiam jo foną, vieną, kitą ir nupieškim dar diplomą. Toliau, jei kairiam šone atsiranda insert shape papildomas meniu, tuomet jį galim išplėsti ir taip pat naudoti ir prieš tai. Arba objektų ištrinti naudojam mygtuką delete, grąžinti Ctrl Z. Insert, įterpkim dar šitokį. Ir terkim dar šitą. Kreipkite dėmesį, šį rombą galim patraukti ir nukreipti reikalingą mums vietą. Keičiam jo foną. Vieną spalvą. Ir nupiešim dar rodiklės. Piešiam rodiklės, galim paspausti insert, jeigu norim, shape, paspaudžiam kokią nors rodiklę, nupieškim iš pradžių rodiklės ir paskui, kaip piešimos rodiklė, paspaudžiam, prieinam prie objekto, nuo kurio norim ją pradėti piešti, paspaudžiam su kairiu klavišu ir traukiam iki kito objekto. Rodiklės storio tipo keitimas. Shape turi būti pažymėta rodiklė, tarkim šitą norim keisti. Pasirinkam shape outline, pasirinkam spalvą, pasirinkam white story, pasirinkam row skyrelį ir pakeičiam, pavyzdžiui, kryptį. Arba norim dar, kad šitą pradžią būtų, pavyzdžiui, stačiakampis arba apskritimas. Tuomet pažymim vėl rodiklę, pasirinkam shape outline, pasirinkam arrow, more arrow ir čia arrow setting punkte pasirinkam begin type
apskritimą, tarkim. O n-type, tarkim, stačia rombą. Laus. Kreipkite dėmesį. Ta patį mes turim mokėti atlikti ir su kitom rodikliam. Pavyzdžiui, iš daž pakeičiam tipą ir taip toliau. Norint pakeisti rodiklės kryptį, pažymim rodiklę, pasirinkam tą tašką, kurį norim perkelti į kitą objektą ir nurodom kitą objektą. Spalvas, kaip sakiau, šaip ir pasirinkam, pavyzdžiui, spalvą. Norint įterpti tekstą į objektą, reikia paspausti jį su dešiniu pilies klavišu bei pasirinkti Add Text. Ir rašom. Pasirinkam kitą objektą su dešiniu Add Text. Ir taip toliau. Dar mes turim mokėti sugrupuoti objektus. Tai naudojam tam, kad perkeliant šį paveikslėlį, jisai persikeltų kartu su visais esančiais objektais. O ne taip, kad viena linija liktų, kita būtų perkelta. Reiškia, pažymim visus objektus, tam naudojam mygtuką Ctrl kairėje klaviatūros vietoje, apačioje. Prieinam prie objektų, taip atsirastų šitoks vaizdas pelytės, paspaudžiam į objektą, prieinam prie sekančio objekto, prieinam prie krašto geriausiai objekto ir sužymim visus objektus, rodiklė jau pažymėta, ir paspaudžiam format, skyrelį group ir punktą group. Dabar keliant, tarkim, sumažinkim šitą mūsų, taip pat mažinant, didinasi ir pamažinami visi objektai. Ir, pavyzdžiui, taip pat ir perkeliant iš vienos vietos į kitą persikelia visi objektai. Norint pakeisti objektų padėtį, reikia juos išgrupuoti. Tam paspaudžiam vėl format, group, ungroup. Ir tuomet galim keisti jų padėtį. Na ir vėl, tarkim, sugrupuosim. Reikia atidžiai stebėti, koks rodiklės vaizdas, tam, kad greičiau sugrupuotumėt. Dėkui už dėmesį. 7 pamoką. 7 uždavinį atliksim. Bus kitoje vaizdajuostėje. Dėkui už pamoką, už dėmesį.